Man atrodo, kad tėvelis dirba čia. Nusileisk ant žemės, tavo tėvas gyvenime nedirbs. To įsitikinsim. Labai ačiū, labai ačiū. 2 neapolietiškus kepsnius ir 1 su bulvytėm. Labas. Sveiki, kaip laikotės vaikai, tai bent staigmena. Kaip laikotės, gerai? Gerai. Mes irgi nustebinti. Pamatėm tave tvarkingą, dirbantį. Kas tau atsitiko? Kur nors buvai? Ne, nieko neatsitiko, viskas gerai. Dar niekad nebuvau toks laimingas. Labai džiaugiuosi, kad dirbu. Kol nepamiršau. Žiūrėk, žinau, kad čia mažai, bet kol kas tik tiek arbatpinigių gavau. Noriu tau atiduoti skolintus pinigus. Klausyk, tu mane skolingas. Būk geras, paimk. Ne, nereikia. Noriu, kad paimtumėt. Bent į kiną nueisit, suprask. Aš tau tos pinigus paskolinau todėl, kad... Tiek to neprimink, jau viskas baigta. Dabar aš stengiuosi pasikeisti, gražiai gyventi. Noriu viską pradėti iš pradžių. Šį kartą tikrai, vaikai. Būkit geri, patikėkit. Tikrai? Tikrai, dukrelė. Man reikia pasikeisti. Neturiu kitos išeities. Noriu pasikeisti dėl tavęs ir dėl savęs. Tu didžiausias mano turtas, supranti. Tu mano dukrelė. Tikrai. Na, ką pasakysi? Visai kitas žmogus. Labai pasikeitė. Sunku patikėti. Mieloji, nebūk naivi. Kiek kartų tavo tėvas ėmėsi darbo ir sakė... Pas būk geras. Aš tau gadinu nuotaiką? Taip. Aš tikrai? Tikrai. Klausyk, žinau, kad sunku susitaikėt, bet tavo tėvas sergantis žmogus. Jis per naktį nepasikeis. Išvada tokia. Tavo tėvui reikia gydytis. Ne. Skubiai. Ne, tu neteisus. Mano tėvelis neserga. Jam labai nesisekė, todėl taip elgėsi. Žinoma, staiga lyg niekur nieko stebuklingai išgyjo. Visai nestebuklingai. Jis viską suprato ir nori pasikeisti. Jeigu sirgtų, elgtųsi taip pat, ar ne? Klausyk, eisi namo, kaip jis prašė? Žinoma, eisiu. Mano tėvelis nori pasikeisti. Žinoma, kad būsiu šalia ir jam padėsiu. Nepaliksiu jo vieno.